Jau rugpjūčio 25 dieną duris atvers uždarų ir atvirų slidinėjimo trasų kompleksas Nora Snow Arena, pretenduojantis patekti į pasaulio geriausių tokio pobūdžio objektų penketuką. Taigi dabar jūsų dėmesiui siužetas apie slidinėjimo trasų komplekso baigiamuosius darbus. Tai kaip ir matot, kad jau sniegas yra, dabar kaupiam sniegą. Tikimės, kad per tas 2 savaitės prisnigs tiek, kiek reikia, jei nebus kažkokių techninių problemų. Restorano erdvės jau padarytos, jau virėjai ir vyriausias šefpavaras, kad jau kaupia maisto atsargas klientam, jau į sandėlius krauna. Ir ką, paskutiniai baigiamieji darbai, aikštelės asfaltuojamos, baigiamos. Slidės, snowboardai, batai ir apranga jau laukia, viskas sukabinta į lentynas. Taip kad tvarkytis ir laukti klientų ir atidarimą. Jau ko gero sulaukėte lankytojų, profesionalių slidininkų, kurie atvažiavo ir galbūt net išmėgino jau naujasias trasas. Jau buvo išmėginta, ir pats nusileidau. Taip kad įvertinimų yra tikrai kol kas ir sniego, ir kad geras sniegas, kaip sakoma, gerai slysta, greitis geras. Kol kas nusiskundimų ar kažkokių tai iš kažko nesulaukėm. Vakar buvo bugelinis keltuvas jau priduotas čekų eksploatacijai mums. Šiandien manau, kad jau bus priduotas inspekcija ir 4-vietis keltuvas. Ir paskutiniai baigiamieji darbai su 3 juostiniais keltuvais, kuriuos darėm. Supratom, kad labai daug dėmesio yra skiriama ir eksterjerui, ir interjerui. Ir stengiamasi sukurti būtent Alpių, turbūt kaimelio, miestelio įvaizdį. Ar teisingai supratau? Kaip ir jūs matot ir ką matyti, žiūrėjom, kad iš tikrųjų darom iš išorės daug kas sako inžinierinis statinys ir viskas, taip, nes tokiam objektui iš išorės kažko nesuteiksi, nepadarys. Viduje stengiamės padaryti, kad būtų jauku, kad būtų šilta, kad patogu klientų. To kliento patogumui, kas iš tikrųjų yra numatoma. Tie, kurie atvažiuos slidinėtis, ką jie dar čia ras? Aš manau, kad klientui pirmiausia, kas yra gerai slidininkui, ką mes projekte padarėm ir pasiekėm ir gavosi, kad yra atvažiavus, išlipus iš automobilio, niekur nėra jokių laiptų, kas su slidininko batais yra tikrai sudėtinga lipti, eiti kažkur tai. Ta padarėm. O klientai atvažiavę ras 600 sėdimų vietų. Viršutinis, kaip visada sakėm, žinojom, vadinom tą barą ledą, jau gaminamos sienos yra iš ledo, iš sniego sumontuotos, skulptoriai daro. Visą tą apačioj finišo baras irgi pasiektas medžiotojų stilium, kaip ir planavom, viskas yra kalini. Manau, kad klientai ir lankytojai ras tikrai daug, o viršutinis restoranas iš to, kad iš apžvalgos gavosi aero galerija, bus susijęs su lėktuvais, su aviacija, ta prasme, kad per langą, kada matyti Druskininkų aerodromas, tai čia tas susisiekia, kad yra aerodromas ir aviacija ir taip aukštai. Manau, kad galbūt bus impulsas atsigauti greičiau Druskininkų aerodromą. Kokio amžiaus lankytojų laukėt? Lankytojai daug ginčinamės su personalu ir sakė nuo 4, nuo 3. Manau, kad kiekvienas leliukas jau gimęs, ir stovi ant kojų, jisai gali atvažiuoti ir gali bandyti čiuožti. Geriau išmokti čiuožti negu eiti. Ir jeigu dar tas leliukas iš tikrųjų nedrįsta stoti ant slidžių arba snieglentės, tai iš čia ras ką veikti ir taip? Jo, sausa zona, ta prasme šilta, vaikų žaidimų kambarys yra pats didžiausias Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir tokių figūrų, kas čia yra sumontuota, tikrai neras nei Vilniuje, nei kažkur kitur. Paprastai joks objektas negali veikti be personalo. Ar jau yra pilnai sukomplektuoti darbuotojai, ko galbūt dar trūksta ir ar didelį turėt pasirinkimą? Manau, kad tikrai susidomėjimas, kaip ir šito objektų, tiek ir lankytojų, tiek ir norinčių dirbti, tikrai yra didelis. Yra norinčių dirbti ne tik druskininkiečių, bet ir labai daug iš Latvijos, iš Lenkijos, Kaliningrado netgi rašo, nori dirbti, bet manau, kad sugebėsim sukomplektuoti iš vietinių druskininkiečių. Ko vis dar trūksta objekte? Ko vis dar trūksta? Viskas šaltis yra, sniegas gaminas, tai viskas kažkaip kaip ir turėtų būti.
O dėl darbuotojų, kas dar turi šansą įsidarbyti? Aš manau, kad kiekviena pozicija dar yra, tiek pradedant virtuvėje ir padavėjais, ir barmenais, ir virėjais, galbūt ir kasininkų. Kiekvienas žmogus geras, kuris nori dirbti ir užsidirbti, tikrai turi šansą dirbti čia. Atidarymo juostelė bus perkirpta rugpjūčio 25 dieną, 3 valandą. Kuo bus unikalus atidarymas šio unikalaus objekto? Toks objektas savo dydžiu negali pakviesti 50, 20-50 žmonių. 600 kvietimų yra išsiųsta ne tik Lietuvoje, bet ir per visą pasaulį. Kad ir ambasadoriai, ir visi, nes iš tikrųjų Lietuva turi džiaugtis tokiu savo unikaliu objektu ir parodyti, kiek galima platesniam ratui pristatyti, kad tas nuveitų savo geriausią reklamą, kada vienas kitam pasako. Tai dėl to mes ir tikrai ir slidinėsim ir išbandysim sniegą tą dieną, ir kad pajaustų žiemą svečiai. Jūs kviečia unikalaus interjero bei eksterjero kavinė Alka. Kavinė Alka – puikiai vieta papietauti ar ilgiau pavakaroti. Jums patiks autentiška kavinės aplinka, gardūs patiekalai, akį džiugins čia pat tyvuliuojantis Alkos tvenkinys, netoliese tekantis Ratnyčėlės upelis ir šalia nusidriekęs Saulės takas. Penktadieniais ir šeštadieniais Alkoje jūs džiugins gyva muzika. Kavinė Alka nuomojama pobūviams, gimtadieniams bei vestuvėms. Kavinė veikia kasdien nuo 11 iki 23 valandos, šeštadienį iki 24 valandos.